Nu tai sveiki visi į portfelio apžvalgą. Šiek tiek šį mėnesį ir ateinančius mėnesius bus pasikeitimas. Kodėl pasikeitimas? Nes padaugėjo mano vėluojančių paskolų. Mes galime iš karto peržvelgti. Padaugėjo net iki 5 paskolų, kurios jau yra iki teisminiam išieškojime. Jas visas tengiuosi parduoti su nuolaida kitiems, galbūt kas nors susidomės. Pakol kas nei vienas dar nenupirko, o prieš tai galvojau, gal su pliusu nupirks. Nu, žinot, optimistas. Bet dėja ne, visi protingi, tai aš suprantu. Dabar visas paskolas parduoda pakol kas su minus 5 procentų nuolaida. Suma susidaro tikrai nemaža, čia beveik, virš 200 eurų, jeigu tai, ką aš investavęs. Tai gaunasi, kad aš visą tą laiką, jeigu jos eis iki teisminio išieškojimo ir bus negrąžintos, tai reiškia, kad aš visą tą laiką dirbau veltui. Tai mano dabar tokia nuostata, pakol kas investuoti viską su investuotojų tuo savį fondų su 14 procentų metinių palūkanų. Galima iš karto pasižvalgyti. Ir čia, gal žinote, jeigu kaip ištrinti visas nenaudojimas, tai būtų irgi labai įdomu, kad parašytumėt, kaip tai padaryti. Dabar mano nustatymai yra padaryti visą sumą ir investuoti į visas paskolas su investuotojų fondu ir sumažinti investavimo riziką. Tai gaunasi, aš investuoju į 14 procentų metinių palūkanų, tai gaudys 29 procentų ir daugiau jau jisai paskolas į trumpas, į rizikingas, o jeigu tie žmonės negrąžins, man pinigai grįž atgal ir aš galėsiu vėl investuoti toliau. Iš dalies gal ir prisimoka šitas dalykas, pabandysiu. Jeigu šitos paskolos atsistatys, aš vėl investuosiu į rizikingiausias paskolas be investuotojų fondo. Va tai bandysiu dabar skaidyti riziką, kad labai į minusą nenueiti. Tai va tokie va dalykai. Ir jeigu man dabar greitai užkraus, aš parodysiu statistiką, kokia dabar yra, bet jinai dar pilnai neatsinaujinusi. Jeigu kam įdomu, galite susistabdyti. Jau dabar šiek tiek šį mėnesį suglumau, nes išieškojimų, kaip ir sakiau, yra 5 paskolos, čia dar nėra pilnai atsinaujinę tikriausiai. Tai žiūrėsiu, kaip bus. Vidutinėje palūkanų norma vis dar 30 procentų ir daugiau. Delspinigiai nesumokėtojų sumokėta yra. Šita suma padidėjo lygtais nuo praeito karto gal 10 centų. Toliau, jau šį mėnesį sumokėta, gavau iš visų savo paskolų 61 eurą ir liko mokėti 122 eurus. O iš jų palūkanos yra 45 eurai. Kas tikrai yra nemaža pinigų suma, palyginus su tokia įnešta pinigų suma, tai stebėtis nieko nereikia, pačios rizikingiausios paskolos, kurios jau mane šiek tiek, kaip ir sakiau, pradėjo gąsdinti. Pakol kas dėl to viską investuoti pradėsiu investuotojų fondą, o kai susiinvestuos pirma paskola į investuotojų fondą, iš karto peržvelgsim į ką susiinvestavo, kokie žmonės pasiėmė. Tai va dabar tokie mano paskutiniai atnaujinimai į savį portfelį. O toliau žiūrėsime, kaip čia man sekasi didinti balansą. Paskui dabar porą mėnesių tikrai į savį portfelį nedidinsiu ir galbūt yra minčių pirkti kokį ETF ar kažką panašaus, tai pasidairysiu. Bet šičia pinigų porą mėnesių tikrai nedėsiu, kaip ir praeitą mėnesį žadėjau. Tai jau tokios naujienos. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kas domėsi savį portfeliu. Galbūt ir jums aktualu paklausėt. Vieną kitą mintį daviau. Tai va tokios naujienos pas mane su rizikingiausiam palūkanom ir ką, iki sekančio karto.
būtinai paspauskite like, subscribe, nu ir pakomentuokite, jeigu kas nors aktualu, pabandysiu atsakyti.